Jėzus pradėdamas savo misiją eina į dykumą ir ten pasilieka 40 dienų. Ką reiškia dykuma? Tai augimo vieta, išbandymo vieta, minčių ir ketinimų apvalymo vieta, susitikimo su Dievu vieta. 40 dienų simbolinis skaičius, jis reiškia vienos kartos laiką. Vadinasi, gali reikšti ir visą gyvenimą. Laiką, kurio žmogui reikia, kad supanašėtų su Dievu, kad bręstų santykyje su juo. Ir mes rytoj pradedame simbolinį laiką, dykumos ir pakeitimo laiką, gavėnią. Tai ne tik atgailos ar apsimarinimo metas, tai augimo ir brandos metas. Matot, dykuma apnuogina žmogų, atima jo susikurtus stabus, parodo jo pabėgimus nuo savęs paties. Tai vieta, kur žmogus pagaliau atsigręžia į Dievą, be kurio neįmanoma gyventi. Pažiūrėkime į savo kasdienybę. Kiek turime pabėgimų? Pavyzdžiui, valandas skroliname, kad atsipalaiduotume, kad nereikėtų galvoti, kad nereikėtų klausti, Viešpatie, ką šiandien man sakei mano gyvenime, mano sunkumuose. Arba alkoholis, dažnas mūsų kultūroje, tam, kad nutildytų pavargusią širdį. Užuot mokiusis nuolankiai priimti sunkumus, pasitikint, kad Dievas budriai saugo. Tai viskas tabletė vietoj gydymo, nuskausminamas vietoj išgydymo. Aišku, yra ir subtilesni pabėgimai. Pavyzdžiui, kritika, apkalbos, nuolatinis skundimasis, kad nereikėtų pamatyti savo silpnumo. Piktis ant pasaulio, kad nereikėtų pripažinti, jog pats nesu geresnis. Arba pinigų, komforto, geresnio gyvenimo veikimasis. Netgi svajonėse, kad nereikėtų gyventi šiandieną. Diena po dienos, metai po metų, pabėgimai tampa norma, gyvenimo stiliumi, mano tapatybė, mano aš. Išeiti į dykumą, tikrai atsigręžti į Dievą, ne iš įpročių, ne paviršutiniškai, bet rimtai, gali skaudėti. Šviesa po tamsos skaudina akis. Gimimas visada skausmingas, bet jis dovanoja gyvybę. Rytoj barstysime galvas pelenais. Atgailos ženklas? Taip. Bet aš jame matau ir augimo ženklą. Pelenai tręšia žemę. Ir tai gali padaryti simbolinę prasme ir su mūsų gyvenimu. Gal bent šiek tiek išdrįsiu gyventi, o ne tik vegetuoti. 40 dienų dykumos. Gal jau pats laikas? Leisk Dievui tavimi pasirūpinti. Ir pagalvok šiandien, kaip gyvensi gavėnios laikotarpį. Palaimintos dienos.